Recording in progress. Labas vakaras. Taip, ar mane girdite? Labas vakaras, girdim. Ačiū labai. Tai sveikinu visus prisijungusius, šiandien radusius laiko tokią gražią dieną susirinkti pas mus ir išgirsti kažką naujo, kažką galbūt ir pažįstama apie tą fizinį, emocinį kūną ir kaip jį atstatyti. Tai aš esu Saulės šviesa, mane daug kas būtent taip ir pažįsta, esu kūno terapeutė, emocinių traumų specialistė, taip pat oro jogos pradininkė Lietuvoje, osteopatijos ir psichosomatikos praktikė ir žinoma, sveikos gyvensenos trenerė šitame savo gyvenimo kelyje. Tai norėsiu šiandieną su jumis pasidalinti savo gyvą praktiką, kaip aš per 12 metų sukaupiau šitas holistinės žinias atsistatyti savo kūnai. Tai pirmiausia, mano turbūt toksai šiandieną pasirinkimas pasidalinti daugiau apie pačią psichosomatiką, kad jūs galėtumėte tiesiog atrasti galbūt savo tas priežastis, kurios jums duos atsakymus, kodėl pas mane vienoks arba kitoks simptomas. Tai pirmiausia, psichosomatika tai yra toksai kūno intelektas, kuris duoda mums žinutę anksčiau, net negu mūsų protas gali suvokti. Ir šita dalis tarsi yra vienu žingsniu priekyje. Tačiau mes labai retai kada atkreipiame tai dėmesį. Ir iš tikrųjų, aš toj holistiniai srityje nebuvau visą savo gyvenimą. Visų pirma, mano gyvenimas buvo turbūt kaip ir daugelis iš jūsų, kai dirbate kiekvieną dieną darbe, biure, siekiate kažkokių tai gyvenimo tikslų ir aš buvau tokia. Ir iš tikrųjų, turėjau labai didžiulius emocinius ir fizinius perdegimus ir iš tikrųjų privedžiau savo kūną iki tiek, kad dar būdama labai jauna, pirmiausia, būdama 21 metų, mano stuburo slankstelis išėjo iš vietos ir jis man davė tokius didelius fizinius skausmus, kad aš praktiškai menkai galėjau daug ką judėti. Ir daktarai man pasakė, kad jeigu tokiais tempais, tai sako, po 5 metų tau gali grėsti neįgaliojo vežimėlis. 21 metų išgirsti tokią diagnozę turbūt džiaugsmo daug neteikia. Taigi aš pasirinkau ir iškart priėmiau tą sprendimą, kad ne, šito aš neimu ir noriu kažko, kas man padės mano gyvenime. Taigi aš pasirinkau tą sprendimą, kad einu kitu holistiniu būdu į šitą veiklą ir atrasti tai, kas man padės pasveikti. Taip prasidėjo mano gyvenime sportas.
Tik tai vėlgi, ar ne, aš puoliau kitą kraštutinumą ir pradėjau pakankamai daug sportuoti, kad ta mano sveikata būtų pakankamai, na, tokia intensyvi, stipri. Ir aš 28 metų perdegiau ir nusiplėšiau savo klubo sąnario raiščius. Ir šiandien būtent mano kolegė Marija pasakos apie tą persitempimą, kada tai mes kalbame apie fizinį persitempimą. Taigi iš tikrųjų traumos įvyksta pirmiausia tiek fizinės, tiek emocinės traumos, jos įvyksta dėl to, kad mes nebegebame suprasti, kur yra mūsų tos ribos ir kartais tiesiog privedam prie tam tikros ligos arba fizinės traumos. Tai kuomet nusiplėšiau raiščius, aš gavau diagnozę kitą, kaip sakant, ta trauma mane privedė prie to, kad aš sužinočiau, kad mano pilve 10 cm auglys. Toliau, ką jau sakė daktarai, aš nebegirdėjau, man tiesiog ėmė cypti ausyse ir ties čia aš priėmiau sprendimą. Aš esu per jauna, kad numirti ir aš noriu rasti būdą pasveikti. Taip į mano gyvenimą atkeliavo visiškai tas holistinis požiūris, aš dar labiau pasinėriau psichosomatiką ir šiandien jums galiu pasakyti, kad mes nesam jokie genų aukos ir jeigu mes turime netgi kažkokias autoimuninės arba lėtinės ligas, kurios neva tai yra ir pas mano močiutę, ir pas mano tėtį mamą, mes nebūtinai susirgsime arba genui pasireikšti reikalinga, tiksliau tariant, aplinka. Tai reiškia, vienoje aplinkoje tas pats genas gali aktyvuotis, kitoje aplinkoje ne. Tai dabar apie tą aplinką, ar ne? O tai kas ta aplinka? Mūsų pasaulyje šiuolaikinis žmogus yra bombarduojamas didžiuliu kiekiu tos informacinio srauto. Ir mūsų smegenis negeba atskirti, ar ne, kas yra svarbu ir kas yra nesvarbu, nebent mes labai aiškiai jam uždedam tokią programą. Pavyzdžiui, jeigu mes ieškome kažkokio tai daikto, tai visa kita sistema, mūsų vidinė sistema, jinai numeta kaip nereikalinga. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, mes tiesiog skroliname telefone, kompiuteryje, mūsų sistema negali atrinkti, kas yra svarbu ir kas yra nesvarbu. Tuomet imama viskas ir didžiuliai kiekiai, terabaitai informacijos gulasi į mūsų vidinę sistemą, smegenų sistemą, ar ne? Ir atsiranda perkrova. Tai aišku, juk dar yra ir įvairiausi darbai, veiklos, ypatingai šiuolaikiniai žmonės, jie viską stengiasi suspėti. Moteris iš vis turbo greičių bando būti ir geros žmonos, ir geros mamos, ir puikiausios karjeristės, ir dar geriausios draugės. Tai šitoj vietoj sistema sako, atleiskit, aš taip negaliu. Ir taip susiformuoja tas lėtinis nuovargis, kai sistema nepajėgia viduj atrinkti ir atsilaisvinti nuo nereikalingos informacijos, jeigu mes neduodame jam tų adekvačių, sąmoningų pauzių ir poilsio bei nereikalingos informacijos, kaip sakant, nukrovimui. Ir tai yra būtent labai svarbi dalis – nukrauti tai, kas nereikalinga. Kiekvieną dieną mes turime galybę informacijos dar ir emocinės, sakykime, galime supykti, galime jaustis įžeisti, galime jausti kažkokią nuoskaudą ir taip toliau. Kas tada vyksta? Jaučiamės, kaip sakykime, negerai, ar ne? Mus tarsi slegia kažkas, bet labai retai mes stengiamės tas emocijas adekvačiai išreikšti tiem žmonėm, kurie yra šalia mūsų. Ir su tokiais žmonėmis aš kiekvieną dieną dirbu osteopatijos praktikomis ir kūno terapijos praktikomis ir tie žmonės sako, aš tiesiog negaliu, man depresija, aš nebeturiu jėgų gyventi, nieko daryti. Tai kas yra ta depresija? Depresija tai yra kaip sudurtinis žodis deep rest, kas reikštų gilus poilsis. Tai reiškia, mūsų nervinė sistema jau nebeatlaiko ir jinai spaudžia tiesiog išjungimo mygtuką ir sako, aš daugiau šitaip nevažiuosiu, man reikia vidinio poilsio, tai reiškia atsistatymo, yra vidiniai, kitaip tariami,
resursai, kurie būtini, kad žmogaus psichika ir fizinis kūnas visą laiką laikytų save pakrautą. Ir iš tikrųjų mūsų kūnas yra kaip tas elementas, ar ne? Jeigu mes jį tinkamai įkrauname, perkrūname ir kompiuteris jų kartais užlūžta, ar ne, pradeda suktis ten ratukas. Tai ką mes darom? Perkrūnam sistemą. Išjungiam 100 langų atidarytų, kurių jau mūsų operacinė sistema nepaveža. Tai su kūnu lygiai tas pats, mes turime tą padaryti. Taigi, kad depresijos nesiformuotų, ar ne, mums būtina tą informacinį lauką kažkaip tai zipinti ir atidėti į šoną, kad nekrauti tokio krūvio savo viduje. Tai kuomet pas mus pasireiškia kažkokia tai simptomatika, aš visada sakau, bet koks skausmas ir liga tai yra galimybė pabusti. Tai reiškia, kad mums pats geriausias laikas dabar pasukti kitų gyvenimo keliu. Tiesiog pats kūnas mus į tai kviečia. Ir kada mes esame poilsio režime, mes galime atsirinkti, ką daryti, ko nebedaryti. Na, tai pradedančios skaudėti gerklės, sakykime, dabar labai populiari šio sezono laikas prasideda alergijos. Kas yra alergija? Tai yra psichosomatikoje, tai yra tam tikras nebepakantumas, negebėjimas tiek priimti informacijos iš aplinkos, kad aš tiesiog izoliuoju save ir jau perkrova per didelė, todėl man pradeda bėgti nosis ir ten niežėti akis. Tai yra susierzinimo simptomai tokie, kur viduj viskas sudirgia ir jau mane visą kratą, ar ne? Tai taip pasireiškia fiziškai jau paskui alergija. Tuo tarpu astma, ar ne, irgi paūmėjo tokiais atvejais. Astma pirmiausia prasideda dažniausiai nuo patirtos šoko traumos, kurios mes nesugebėjome staiga sugaudyti ir jos neutralizuoti. Tai daugiausia noriu paminėti, kad yra svarbu atskirti, kada yra tos šoko traumos, kada viskas įvyksta labai greitai. Tai yra, nežinau, kažkas jūs užpuolė, ten bandė rakinę atimti, galbūt žmogus pateko į avariją, dar kažkoks sukrėtimas, tarkim, mirė artimas žmogus, netekote pajamų greitai, ten savo veiklą kokia sustojo. Tai yra šokas. Staiga atsirado ir aš negebėjau staigiai adekvačiai priimti šitos informacijos. Ir taip susiformuoja šokas. Ir jį būtina neutralizuoti per 4 savaitės, nes vėliau atsiranda fiziniai pakitimai netgi mūsų smegenyse. Ir yra kitas tokios besivystančios tokios traumos, arba tas lėtinis nuovargis, stresas, tai yra kai kaupiasi ir sistema tiesiog arba nulūžta, tai reiškia, jis nebeturi visiškai jėgų, arba jis suformuoja kokią nors, mums nesmagę ligą. Tai dabar norėčiau dar pasakyti apie tai, kad kuomet mes veikiame labai dideliu intensyviu režimu ir visą laiką norim viską suspėti, būti geri, faini, ypatingai vėlgi nieko asmeniškai neturiu prieš vyrus, bet manau, kad tam tikram laike moteris buvo formuojamas kaip geros mergaitės. Mes turėjom būti tokios pakančios, nesivelti į konfliktus, būti tokios paklusnios, sakykime taip, ar ne? Tai o kur dėti visą tą emocinį bagažą, kurį mes kiekvieną dieną vis tiek patirime, o tai ką man dabar daryti, vaikai žviegia, vyras ten irgi galbūt kažko nepadarė, viršininkas iš manęs kažko tai dar reikalauja, o dar mano poreikiai, man šiandien mėnulis, man dar kažkas, aš pavargus, ir taip tas susiformuoja erzulys. Ir mes, jeigu jo neišreiškime, tai tuomet pasireiškia kaip kažkokia simptomatika, sloga, gerklės, skausmas, perštėjimas. Arba, jeigu pereinam į tą depresinę būseną, tokią kaip užsiblokavimą viduje, tada atsiranda kita tokia liūdna žinia, kuri paliečia plaučius. Nes liūdesys, jisai psichosomatikoje liečia plaučius,
arba kitaip gyvenimo džiaugsmas. Tai ko mūsų plaučiuose daugiau? Ar mes kvėpuojam pilna krūtinė, džiaugiamės, trykštam palaimą ar ne? Ar mes liūdime, gedime? Pavyzdžiui, plaučius gali labai greitai, covidas, kodėl labai greit sugriebdavo plaučius, nes labai pas žmonės buvo daug vidinio skausmo, liūdesio ir gedulo užsilikusio, o kai kam, sakykime, kas išgyveno dar kokios nors didesnės netektis, tas dar greičiau atsispindėjo. Ir pati turėjau tokių patirčių greta. Tai svarbiausia, neužstrikti tose emocinėse būklėse ir papasakosiu plačiau, kaip išeiti iš viso šito. Taigi, jeigu jums vis tik pasireiškia tam tikri simptomai, aš labai kviečiu jūsų neizoliuoti, neskubėti, jeigu tik yra galimybė gerti vaistų, ar ne, tai yra ten nuo skausmo, nuo, sakykime, kažkokių tai peršalimo simptomų, bet pirmiausia, labai sąmoningai, labai nuoširdžiai pargrįžti prie savo kūno, prie to vienintelio, kurį jūs turite, nes jis tik dėl jūsų ir yra, ir paklausyti, kas mano gyvenime dabar vyksta, ko mano gyvenime yra per daug, kad aš taip dabar jaučiuosi, kokių jausmų mano kūnas yra pertekliuje, nuo ko jisai tiesiog jau galbūt veržiasi į viršų. Ir turbūt nekartą galbūt teko susidurti, kad ir patys išvažiuojat kokiu atostogų, dirbot, bėgot kaip pelės tam ratelyje ar neskubėjot. Ir tada išvažiuojat atostogus ir ten man dažnai rašo klientai, o Dieve Saulė, aš išvažiavau atostogų, pas mane krūva herpesų išlindo, sloga, aš pradėjau viduriuoti, ten visi galai man pasileido. Tai kada tas pasileidžia? Va dabar noriu tai pasakyti, ar ne, kada mes esame mobilizacijos būsenai, įsivaizduokit tokią kreivę ir va čia mes einam į tą mobilizaciją. Skubam, bėgam, pas mus pilna adrenalino, kortizolio, viskas kaip mašinai veikia, varom pačiu greičiausiu įmanomu, kaip mašina, sakykime, greičiu, be jokių stabdžių, arba tie stabdžiai tokie minimalūs, karts nuo karto atsikvėpti ir vėl lėkti. Toj vietoje mūsų kūnas eikvoja labai daug vitaminų, mineralų iš mūsų sistemos, nes jis turi su kažkuo susidoroti, ar ne, jam gresia priešas, o tas priešas kiekvieną dieną yra kartais mūsų darbas, kartais kokie nors toksiniai santykiai, neradimas savo tos vietos, žemėje atrodo, sako, viską darau, bet man reikia to, kas aš esu, kur aš galiu savo energiją realizuoti. Ir taip, kiekvienas iš mūsų tą energiją turime ir mūsų pašaukimas ją surasti, bet kokia kaina, kad galėtume būti laimingi ir už to pilno indo pasiūlyti ir kitiems atsigerti. Tai kada mes esame mobilizacijai, simptomai beveik nepasireiškia arba reiškiasi labai minimaliai. Ir tada yra pirmoji atsistatymo fazė. Atsistatymo fazėje pasireiškia tai, ką ir sakau. Herpesai, slogos, kosuliai, ten kokie nors staigi temperatūra, nerimo priepoliai tokie, kur sako, man viskas buvo gerai, bet jau kaip dėjo, tai dabar sako, kai aš nebedirbu, tai aš nebegaliu susitvarkyti, ar ne, tai žmogus reiškia bėgo, jis neturėjo to asmeninio laiko, asmeninės erdvės ir jam tiesiog šast ir jis išėjo iš darbo, nusprendė, nieko neveiksiu ir tas nieko neveikimas smegenys išnešė tiesiog visiškai, ne, turbūt pažįstama būsena kartais, ar ne, matau, kai kas šypsosi jau. Tai šitie dalykai pasireiškia atsistatymo fazėje. Ir pirmoji atsistatymo fazė yra pakankamai lengva. O tada eina vėl tarsi grįžimas į gyvenimą, tarsi jau vėl užsikabinam, vėl daugiau ten tarsi atsiranda to veiksmo. Ir kai jau kūnas sako, pas mus jau viskas okei, lygtais jau mes dabar esam saugus, nes trauma arba bet kokia, turiuomenį šoko trauma arba uždėlsto to veikimo nerimo priepuolių ar ne bomba, jinai pasireiškia būtent tada, kai yra saugu. Trauma niekada nepasireikš nesaugumo būsenai. Tai kai jau saugu, jinai sako, aš galiu iškišti galvą, kaip sakant, kaip strutis iš tų smėlio ir pradėti gyti.
tiesiog taip reaguoja kūnas. Ir antroji atsistatymo fazėje mes turime iš tikrųjų pačią stipriausią tokią simptomatiką ir atrodo kūnas ir visa nervų sistema tiesiog griūna ir šioje fazėje išlikti yra labai sunku. Taip pat yra nustatyta, kad būtent antroji atsistatymo fazė daugiausiai vyksta širdies smūgių, nes jau tada, kaip sakant, ta įtampa kaip jau nusileidžia, tai trenkia per tas jautriausias vietas. Tai iš tikrųjų mano kvietimas yra neprieikite iki tokių didelių iššūkių, bet jeigu jau bent kažkokius juos matote, jaučiate, pats laikas dabar sakyti, okei, na, tai ką tu man nori pasakyti, ką aš galiu dabar daryti, kaip atsigauti, kaip atsistatyti, kad aš galėčiau kaip visą laiką, kaip tas, matėt reklamos Energizer, tas triušiukas, jis visą laiką ten tą būgnelį, ar ne, mano mintise barškina, tai reiškia, jis visada turi jėgų. Tai kaip mums tą dalyką atstatyti, mums labai labai svarbi dalis yra pereiti į gijimą ir išlaukti šitos fazės, kaip sakant, pačią svarbiausią dalį, išbūti pačiame sunkiausiame periode, per kurį mes eisim ir žinoti, kad tai yra normalu ir kad turėti tą nuoširdų įsitikinimą, aš dabar tai praeisiu, nes tai, ką susikūriau, yra mano pačios ir paties susikurtas rezultatas. Tai yra už tai, kad aš dabar nekaip jaučiuosi ir atsakomybė ne ką nors kito, bet mano paties. Tai aš manau, kad pati geriausia praktika yra sužinoti, tai kaip dabar man išeiti iš šito iš tiesų sunkaus, užburto rato. Ir aš noriu, kad mano kolegos padėtų man įjungti skaidrę ir šiek tiek su manim daugiau sužinotumėt, ar ne? Tai, pirmiausia, kaip ir minėjau, nebeslopintis tai, kas prasidėjo mūsų kūne ir duoti atsistatyti. Tam, kad tai mes įgyvendintumėm, mums reikia kelių dalykų. Kokybiško poilsio, tai reiškia vėl nebėgti, užsimesti įtampos ir streso, nors labiausiai to ir norisi. Kai kurie žmonės negeba išbūti su savo pojūčiais, su tais skausmais, jie skuba gerti vaistus, gerti kažkokius tai slopintojus ar ne, ir neišbūna, nes labai sunku. Tai taip, aš kviečiu jūs visada turėti galbūt artimą žmogų, su kuriuo jūs galėtumėt pasidalinti, kas dabar su jumis vyksta. Bet aš kviečiu jūs į sąmoningą meditaciją. Ne šiaip savo, kad tiesiog, nežinau, sėdėti tyloje, skraidyti po kažkokias ten erdves. Ne. Mano kvietimas pamedituoti, bent pradedant nuo 5 minučių, tiek mes tikrai galime savo skirti, didinant iki 10, 15 ar netgi 30, o jau paskui jau kiek tik tai jūs jau norite, tai yra atsisėsti ramiai ir stebėti savo kūno pojūčių. Tiesiog stebėti savo kūno pojūčių. Ir kai mes pradėsim stebėti, skenuoti savo kūną, tai reiškia aptikti tas vietas, kurios yra įsitempusios, skausmingos, nepatogios. Aš atsimenu, kaip prieš 15 metų viename seminare mums davė medituoti ir reikėjo atsisėsti ant galo kėdės ir 45 minutės ramiai užsimerkus tiesia nugara sėdėti ir stebėti savo pojūčius. Tai aš prisimenu tik tiek, kad man žvėriškai skaudėjo nugarą, ko aš iki to laiko nejaučiau. Ir mes, kai jau baigiam tą praktiką, tai ten visi chorų rėkime, kad, o Dieve, kai čia per praktiką labai skauda nugarą, anksčiau taip neskaudėjo, tai kas čia dabar vyksta, kad taip nepatogu, tai gal galima kažką kitką daryti, sako, jums visada skaudėjo nugarą, jūs tiesiog to nejautėt. Tai čia ir eina apie tai, kad mes, kada bėgam
skubam savo laiką vietoj to, kad pajaustumėm, kaip jaučiasi kūnas, praleidžiame telefone, kažką tai bandant pažiūrėti, ar ne, tiesiog bandymas toksai nesąmoningas nusiraminti, jis iš esmės valgo mūsų papildomus dar labiau resursus ir tiesiog nėra to laiko atsistatymam, kokybiškam atsistatymui, bet jeigu mes paskiriam bent, na, kad ir 5 minutės, bet tiesiog stebiu savo kūną, stebiu, kokie tie pojūčiai ir žinau, kad galiu, taigi jau esu suaugęs žmogus, nebesu vaikas, ar ne, tau pasakyti, nagi, atsisėdam, pastebim, kas su manim vyksta, ar ne, ir tiesiog pabūt tą vietą, pakvėpuoti tą vietą, padėkotai vietai, kad jinai atneša tau tą informaciją, kur man skauda. Nes tik tada, kai mes surandam priežastį, kodėl man skauda, iš karto galime pradėti kažką su tuo keisti, bet labai sąmoningai reikia tą pradėti daryti. Ir prisiminiau dabar labai fainą dalyką, kaip emociniai dalykai iššaukia staigią psichosomatiką. Kažkada atsimenu, buvau labai pavargus. Visa ten projektas ant projekto, terapijų galybė, oro jogos mokymai, kuriuos vedžiau naujus mokinius. Ir aš atsimenu, aš grįždavau vakare, nu viskas, šakės, jau man reikia tik tai gulti miegoti. Ir mano mama paskambina ir sako, dukryte, atvažiuosiu pas tave. Ir aš galvoju, ir jinai man jau sako, ką jin ten atsiveš, nu kaip visada ten mamos kalba yra toks rūpestis, žodžiu, visko ten man priveš. O aš galvoju, Dieve, kaip neturiu jėgų, nenoriu, Dieve, kaip man čia dabar jai pasakyti. Žodžiu, jinai man išdėstė litaniją, kad jinai atvažiuoja, su manim, aišku, nepasitarė ir pokalbis baigėsi. Aš praeina kelios valandos ir aš suprantu, kad man prasidėjo tokia staigi sloga, kad aš tiesiog nebegaliu servetėlę po servetėlės, man čia viską griaužia, aš jau suprantu, kad mane va taip krato. Aš galvoju, Jėzus, aš tikrai kažkokį gal virusą čia, bet taip staigiai. Ir tada aš taip atsisėdau ant lovos krašto, užsimerkiau ir sakau, nu apie ką man dabar šita sloga? Aš negersiu vaistų, bet pasakyk man, aš kreipiuosi į savo kūną, kaip man dabar susitvarkyti. Ir realiai aš iškart man taip plink mintis apie tą mamą, kad ta mama atvažiuos, o aš viduj neturiu resurso, kad nu šiuo metu tiesiog neturiu jėgų jos priimti, man reikia tiesiog ilsėti. Aš tą suvokus paskambinu mamai, sakau, mamyt, labai tave myliu, žinok, smagu, kad tu man nori tiek daug visko duoti, atvežti, bet žinok, atidedam kitai savaitei, aš tiesiog neturiu jėgų, nevažiuok, nes tiesiog negalėsiu tai nei priimti, tikrai nenoriu, negaliu, žodžiu, myliu, bučiuoju, ate. Ir baigėsi mano pokalbis, aš nubrėžiau tą ribą ir po 15 minučių sloga dingo lyg niekur ne, visiškai. Tai va taip veikia simptomai, mes juos galim atradę priežastį iš karto sustabdyti. Tai tikrai labai rekomenduoju pamėginti ir kuo dažniau darysi, tuo lengviau kūnas pradės apie tai komunikuoti. Tada einu prie lengvos mankštos. Lengva mankšta tai nebūtinai sudėtingas sportas, jeigu jūs neturit jėgų, bet jeigu jūs neturit jėgų, tai pirmas dalykas, ką jūs turit pradėti daryti, tai judėti. Judėti, kad ir išeit pasivaikščioti 15 minučių, gryną orą, kad smegenis gautų pakankamą kiekį deguonies. Arba tiesiog padaryti, nežinau, ten saulės pasveikinimą, kokią nors 5 Tibeto pratimus, kažką, tempimo, tiesiog elementarius pratimus, kad išjudinti gyvybinę energiją. Ir primenu, kad atsimintume, kai jūs ją pradėsit judinti, pirmiausia gyvybinė energija nukreipiama gydymui, todėl nenustebkite, jeigu kažkokie, kuo labiau sąmoningai pradėsit gyventi, tuo labiau simptomai pasireikš, bet viskas gerai čia praeina. Žodžiu, toliau einam prie kvėpavimo. Tai pasakau apie 2 pratimus, kurie yra tiesiog aukso vertės. Vienas yra susitvarkyti su staigiu stresu arba iškart po streso. Tai yra 4-7-8. Per 4 sekundės įkvėpti, per 7 sekundės užlaikius pabūti ir per 8 lėtai iškvėpti. Ir mėginti taip kvėpuoti bent 3 minutės. Ir tikrai šitą praktiką duodu savo klientams, kurie ypatingai dirba didelėm streso sąlygom darbuose, kur didelis tempas. Tai jie darydami šitą praktiką iš tikrųjų po savaitės tampa vos ne kiti žmonės. Jie sugeba
tiesiog išsiugdyti šiek tiek atsparumą stresui. Na ir tada, kai jau būsit įgūdę su kvėpavimu, tai eikite prie 20-20-20. 20 sekundžių lėtai kvėpinėju, 20 sekundžių užlaikau ir 20 sekundžių iškvėpinėju. Tai čia gaunasi minutės ciklas ir taip reikėtų bent 3 minutės. Galima išugdžius šitą įprotį taip daryti iki 11 minučių. Būtų labai nuostabu, jeigu mes taip galėtume, bet bent 3 minutės. Tai pradžiai nuo pirmo pradėkit, vėliau didinkit plaučių tūrį, kas pagerins smegenų veiklą, širdies veiklą, nes deguonies gausite daugiau. Dabar, tie, kam sunku užmigti, kas jaučia nuovargį, žodžiu, emocijų pilna, bet neturite tos drąsos išreikšti, tiesiai šviesiai pasakyti, tai labai svarbu, išrašykit prieš miegą viską, kokia jūsų diena, kas jums ant dūšios guli, kam nepasakėt tai, ko norėjot pasakyti, tam, kad jūsų nervų sistema nusikrautų ir jūs galėtumėt ramiai eiti miegoti. Suskirstykit netgi darbus, tos, kurios galite atlikti, tų, kurių negalite, ir tos, kurios galite, pasakykit, kad va čia tada ir tada atlieku, o tų, kurių negaliu, tai tiesiog, atidedu ir sakau, kai žinosiu, įvykdysiu. Bet daugiau apie juos nesuku tos, trin, nes tie neuždaryti langai, jie suryja nežmonišką kiekį energijos. Nagi, ir turbūt viena svarbiausių dalis suvokti, kad ir kaip mes sąmoningai begyventumėme, darytumėm viską, ką tik tais ir valgom ar ne, ir medituojam, ilsimės, mankštinamės, bet labai svarbi dalis yra tas kūnas, kurį jeigu mes jau privedėme prie to, kad jis jaučiasi nekaip, jeigu jis jaučia, jis greitai pavargsta arba jau per ilgai užsibuvo nuovargyje, ir visa tai tiesiog užsisuko tokiam rate, kai arba jaučiat kažkokius skausmus lėtinius, kurių niekas neranda, ar ne, ten jau prasidėjo lėtinės ligos. Mano iš tikrųjų didžiulė rekomendacija pamaitinti save koncentruotomis, kokybiškomis maistinėmis medžiagomis, nes mes iš tiesų negalim visko gauti iš maisto. Ir noriu pasidalinti, kaip mano gyvenime man kai kas padėjo. Aš esu, kaip jau pastebėjote, aktyvi gyvenime, labai daug dirbu, bet mano ir laisvalaikis ne šiaip ant lovos bimbam. Aš mėgstu aktyvų sportą ir kartingais važinėju, ir su vandenlente čiuožiu, ir žodžiu, ko tik tai galiu, to prisigalvoju. Ir ten iš tikrųjų norom patiriu traumas. Ir atsimenu, kaip įvyko viena nelaimė su vandenlente ir iš tikrųjų aš tą dieną taip susitrenkiau nugarą ir aš grįžau namo kažkokiu stebuklingu dar būdu, bet skausmas buvo toks, kad aš vos galėjau paeiti ir suprantu, kad aš žmogus, kuris jau labai kategoriškai prieš vaistus, jau geriu tik, kaip aš sakau, gyvybės gelbėjimo klausimais, tai supratau, kad aš be vaistų nebeištversiu, bet tada aš prisiminiau, kad palauk, Saulė, taigi tu sportininkė, taigi pirma pagalba tai yra dideliais kiekiais omega tam, kad atstatyti tuos resursus, tai yra sumažinti uždegimą. Ir aš paskambinau kolegijai ir sakau, širdelė, man greitai reikia kokybiškos omegos. Ir aš žinojau apie Neolife, bet dar pati taip pirmyn atgal, karts nuo karto, nežinau, padės, nepadės, bet tą kartą aš nutariau, man reikia greitai ir kokybiškai. Ir aš geriau jau nebe po gramą, bet 3 gramus ir po 3 dienų aš atsistojau be jokių nuskausminamųjų. Likusi dalis, žinoma, jau buvo po 2 gramus, vėliau vėl grįžau prie gramo ir atsistatinėjau jau savo mankštom, kvėpavimais, tai reiškia atstatinėjau raumenyną papildomai visom kitom pagalbom, bet kad uždegimą sumažinti ir neįvažiuoti į tikrai sudėtingą situaciją, pirma pagalba man buvo omega ir jinai labai pasiteisino. Tada aš nustebau, kokio galingumo jinai man yra. Ir kadangi aš vis dar jausdavau tokį nuolatinį nuovargį, nes veiklų tų daug, psichinio krūvio irgi, su klientais kiekvieną dieną, su terapijom yra tikrai ką veikti.
Ir aš supratau, kad mano kūnas senka, jėgų mažiau, man prasideda tokie labai labai išsekimiški nuovargio priepuoliai, kai aš atrodo nugriūnu, paguliu, vėl atsikeliu, vėl einu. Ir aš galvoju, aš tokioj būklėj nelabai galėsiu toj savo klientam padėti ir galvoju, tai neadekvatu. Tai tokiu atveju mano gyvenime žodžiu, nuėjau pas endobiogenikus, pasidariau tyrimus, na ir jie man iš tikrųjų ten prirašė ir žolelių, tinktūrų ir pasakė, kad man reikia B grupė komplekso ir, žodžiu, magnio tam tikro. Aš pradėjau gerti jau netgi ne iš tai, kas iš vaistinės, bet tai, kad endobiogenikai, man atrodo, jie geresnios kokybės dalykus turi, bet iš tikrųjų, žinokit, man, nežinau, kaip nabašnikui žvakė, niekas nepadėjo. Aš tiek, kad dega, tiek, kad geriu, bet aš suprantu, kad jėgos man negrįžta, man jau darosi sunku vesti treniruotės, pradėjo skaudėti vėl nugarą ir aš tada galvoju, jeigu mane atstatė, tai omega man reikia greitai kokybiškų maistinių medžiagų. Ir tai buvo mano antras šuolis, su kuriuo aš įlėkiau taip vat į Neolife'ą. Aš užsisakiau, būtent prasidėjo viskas nuo formulės, aišku, ir daugiau, aš ir magnis, tuo metu be abejo ten buvo ir flavonoidai, karotenoidai, imuniniai atsistatinėt, bet formula 4 mano gyvenime tiesiog padarė stebuklą, aš supratau, kad aš kaip jautis po 3 dienų pradėjau turėti jėgų. Ir pradžiai tikrai negalvojau, kad taip įmanoma, bet po savaitės aš suprantu, kad aš vėl keliuosi 5 ryto, 12 nakties, aš nenoriu miego. Ir mano vyras sako, gal tu kokius steroidus pradėjai gerti. Aš sakau, ne, dievuži, tai yra tik maistinės medžiagos, bet su laiku, žodžiu, aš supratau, kad šitas tonusas man nekrenta, magnį išgeriu, man jokių raumenų nebeskauda, mano nervų sistema stabili, aš nebesu dirgli. Ir čia tapo mano gyvenimo būdu, mano papildoma maisto porcija. Tai mano didžiausios rekomendacijos, kas liečia patį fizinio kūno atstatymą prie kitų tokių sąmoningumo praktikų. Tai labai labai dėkoju už jūsų išgirstą skirtą laiką ir man išgirstas žinutės, tikiuosi praktikuosite. O dabar aš perdodu žodį nuostabiai savo kolegijai Marijai, treneriai. Marija, ateik pas mus. Sveiki, ačiū Saulė už nuostabią informaciją apie emocinį kūną. Aš kaip sporto trenerė ir šokių mokytoja norėčiau pasidalinti taip pat naudingą informaciją. Taigi judesys, šokis, aktyvi veikla mane lydi nuo pat vaikystės. Ir pabaigusi mokyklą net nebejojau, kad būsiu šokio mokytoja arba sporto trenerė. Tai pasibaigiau šokio pedagogikos studijas, pradėjau dirbti ir po dukrytės gimimo, norėdama grįžti vėl į savo veiklas, tiesiog buvau nepatenkinta savo kūnu, ieškojau treniruočių savo ir taip atradau kalanetiką. Nuostabi mankšta, kuri mane taip sužavėjo, kad paskatino pačiai imtis sporto veiklos kaip trenerės veiklos. Tai aš pasibaigiau savo studijas grupinių treniruočių, pradėjau vesti grupinės treniruotės savo klientam ir dažnai girdėdavau tokius klausimus. Ką daryti, kad neskaudėtų kelių, kaip pakoreguoti laikyseną, kaip numesti svorio ir panašiai. Ir kuo daugiau tų klausimų sulaukdavau, kartais tikrai neturėdavau atsakymų į juos ir galvoju, reikia man kažką tai čia dar pasimokyti, kad pasigilinti žinias ir turėti kompetencijų atsakyti į tuos klausimus. Ir nelaukdama, aš susiradau greitai vėl studijas, tai buvo asmeninio treniravimo ir specialisto licenzijai įgyti studijos, kurias pasibaigiau ir jau vakar gavau pažymėjimą, tą vadinamą sertifikatą, labai džiaugiuosi. Ir dėl to galiu dabar, sužinojus apie fizinio aktyvumo naudą, apie mitybą ir šiaip sportą, galiu dalintis su jumis. Tai ką? Fizinio aktyvumo nauda. Kuogi jinai naudinga? Tikrai nebejojate visi, kad fizinis aktyvumas, judesys, sportas yra nauda.
Jisai padeda reguliuoti svorį, mes deginame kalorijas judėdami, palaiko gerą sveikatos būklę, padeda kovoti su lygomis. Taip, gerina emocinę būklę, būtent kai mes sportuojame, mes pasikrauname gerą energiją, gerom emocijom, mūsų laimės hormonai padidėja ir tai vėlgi mums yra naudinga. O daugiau pasportavę galime lengviau užmigti ir pailsėti po fizinio krūvio. Lygiai taip pat, kai mes sportuojame ir gauname tos energijos, bei jau labiau esame patenkinti savo kūnu, mūsų intymaus gyvenimo kokybė taip pat pagerėja. Tas yra puiku. Na, o dar, kas yra svarbu, mes galime bendrauti ir sportuoti su savo šeimos nariais, galime žaisti aktyvius žaidimus, galime su kolegomis maratoną bėgti ar dar kažką. Ir tai mus suvienyje ir mums leidžia gerai leisti laiką. Tačiau kartais, kai mes persistengiame, ar darbe, ar darže, o gal tiesiog sporto salėje, atsiranda toks nemalonus dalykas kaip raumenų skausmas. Ir dėl ko jisai atsiranda, yra ne viena priežastis. Jeigu jūs jaučiat fizinį raumenų skausmą po treniruotės arba treniruotės metu, bet iš karto po krūvio arba krūvio metu, tai yra dėl laktato. Laktatas yra pieno rūgštis, kuris susikaupia raumenyse ir mums sukelia tą skausmą. Tačiau po kažkiek laiko, tikrai net nereikia paros, laktatas išsivaikšto ir mes galime toliau judėti. Jeigu jaučiamas skausmas 2, 3 dieną, čia jau nebe laktatas. Jau nebegalim sakyti, oi, mums pieno rūgštys susikaupusios. Tikrai ne. Tai yra mikrotraumos, tai yra raumens audinio pažeidimai, mikropažeidimai, kurie nėra blogai. Jie yra netgi naudingi tam, kad mes galėtumėm stiprinti savo raumenį, auginti jį. Svarbiausia, kad tai būtų mikrotraumos, nedidesnės. Ir jeigu jūs jaučiate, kad jūsų skausmas užsitęsia 3, 4, 5 dienas, arba netgi tik po 3 dienų pradedat jausti tą skausmą, tai reiškia, kad jūsų mikrotraumos virsta uždegimu, yra pavėluoto lėtinio skausmo sindromas vadinamas, kuris jau tikrai signalizuoja apie tai, kad mums reikia pailsėti, mums reikia atsigauti, atsistatyti. Tiesa, dar būna skausmas ir tiesiog įvykus traumai. Jeigu mums trauma yra įvykus, gali šalia skaudėti raumeninius audinius, arba tiesiog, jeigu mes esam išsekę ir emociškai ir fiziškai, mums taip pat gali skaudėti raumenis. Tai klientai manęs klausia, kaip savo galima padėti, ką daryti, kad mažiau skaudėtų, gal reikia tiesiog atsigulti ir pagulėti. Ne, aš sakyčiau, kad reikia pajudėti tiesiog mažesniu tempu. Lėčiau, padaryti tempimo pratimus, galima pamasažuoti su volu arba tiesiog nueiti į masažų saloną, kad jums atpalaiduotų raumenis. Aš tai praktikuoju dažnai, nes dažnai jaučiu perkrovas, kai dirbu daug treniruočių turiu. Galima naudoti šalčio arba šilumos terapijas, tai yra pavyzdžiui pirtis, tik tai nelabai karšta, o tokia lengva. Tinka infraraudonųjų spindulių pirtis, atsigauti raumenim. Ir dar labai yra svarbu mityba. Mityba tai yra numeris 1, maistas mums padeda, pavyzdžiui, baltymai, apie kuriuos dar šiandien girdėsime. Jie yra mūsų statybinė medžiaga ir mums jie yra tiesiog būtini ir mes tikrai nepakankamai jų gauname su maistu. Tiesiog nesuvalgome tiek. O angliavandeniai ypatingai yra svarbus sportuojantiems žmonėms ir paprastiems dėl to, kad mums reikia energijos. Tai yra pagrindinis energijos šaltinis ir tikrai negalima atsisakyti jų ir nereikia. Ir paskutinis dalykas iš mitybos tai yra vanduo. Vanduo yra gyvybės šaltinis, jisai mums reikalingas yra tiek prieš krūvį, tiek krūvio metu, o po krūvio ypatingai atsistatymui, nes mes prarandam daug mineralų, elektrolitų prakaituodami ir turime atsistatyti. Dėl to reikia pasipildyti skysčiais. Tik žinoma, ne visada mums pavyksta gerai
gauti tų gerųjų medžiagų iš maisto. Dėl to mums reikalingi maisto papildai, papildymas. Ir aš iš tikrųjų dar studijų metais ne vieną kartą girdėjau iš dėstytojų, kai sakė, jog sportuojantys žmonės būtinai turi vartoti papildus. Ir kokiegi tie papildai turėtų būti? Aš labai daug iš tikrųjų esu išbandžius papildų ir vaistinėse, ir kitose kompanijose, ir tikrai ne visada sulaukdavau to norimo ir greito rezultato. Ir prieš 3 metus susipažinau su Neolife kompanija ir jų unikaliais produktais, natūraliais papildais, kokybiškomis maistinėmis medžiagomis. Ir aišku, man kaip sportuojančiai jau žinojau, kad reikia gerti tą. Aš juos visus atradau Neolife kompanijų ir pabandžiau. Ir laukiau rezultato. Ilgai laukti nereikėjo. Iš tikrųjų labai greitai pajutau, kaip ir Saulė minėjo, greitą atsigavimą. Ta pati omega man padėjo mažinti uždegiminius procesus. Ir jeigu, tarkim, skausmas tas vadinamas raumenų, tai mes tiesiog didinam dozes nuo 1 iki 3 gramų ir tikrai galim sėkmingai greičiau atsigauti, greičiau pasijausti geriau. Dėstytoja Eglė Kemerytė mano studijų metais yra paminėjusi, kad vitaminas C gali sumažinti raumenų skausmą iki 40%. Tiesiog reikia padidinti dozę nuo 500 mg iki 1000 mg per dieną ir kurį laiką pavartojus daug greičiau atsistato raumenis ir daug greičiau nebejuntame to skausmo. Tai labai naudingas papildas. Dar vienas, labai fainas, čia kaip tik parašyta, Amiton Sport. Ne tik sportininkams tinka ir paprastiems žmonėms. Ir iš tikrųjų, mano patirtis su šiuo papildu buvo būtent dėl miego kokybės gerinimo. Aš kažkaip išgirdau vieno seminaro metu, kad amitonas padeda miego kokybei pagerinti ir galvoju, reikia pabandyti, nes iš tikrųjų ne visada turiu laiko atsistatyti ir pakankamai išmiegoti, kad kitą dieną vėl varyčiau kaip arkliukas. Tai 4 amitono tabletės man leidžia per trumpesnį laiką geriau išsimiegoti, pasinerti į gilų miegą ir atsikėlus jaustis daug geriau, daug žvaliau ir pailsėjus. Tas yra ypatingai man svarbu kaip treneriai, kai mano kūnas yra pagrindinis mano darbo įrankis ir jeigu jisai sugriūna, aš nebegaliu dirbti. Tai, kad to nebūtų, aš dar prie viso to ir magnį panaudoju, pavartoju. Magnis yra reikalingas ne tik nervų sistemai, ne tik raumenims, bet ir taip pat geram ir kokybiškam miegui. Tai jeigu magnį vartojame taip pat vakare kartu su amitonu, tai dar geresnė būna situacija ryte. Tai žinokit, šitus papildus, kuriuos aš esu pati pavartojus ir ne tik šitus, aš rekomenduoju savo klientam kaip kokybiškus, patvarius, labai gerai įsisavinamus ir man šiai dienai nepakeičiamus. Tai tikrai iš patirties drąsiai rekomenduoju savo klientam. Ir tiesiog užbaigiant savo dalį, norėčiau pasiūlyti dažniau atsistoti nuo kėdės ar nuo sofos, susirasti savo mėgiamą veiklą, bent pusę valandos per dieną pajudėti, pasportuoti, šokti, pasivaikščioti. Susiraskit savo būtent mėgiamą veiklą, kad tai būtų jums smagu ir tikrai jūs pasijausite daug geriau, daugiau turėsite energijos, daug labiau pakils jūsų visi laimės hormonai, jų lygis padidės. Ir tiesiog džiaugsitės gyvenimu, nereiks depresuoti ar dar kažkaip blogai jaustis. Tai šiandien iš manęs
Tiek, ačiū ir perduodu savo žodį Giedrei. Labas vakaras visiems. Marija, buvo labai įdomu tavęs klausytis. Ačiū tau, Saulė. Ir šiek tiek pristatysiu save. Aš esu Giedrė Liucija Latvėnaitė ir esu holistinės mitybos ir gyvensenos kaučerė, emocijų valdymų trenerė bei asmeninio augimo vedlė. Ir 2015 metais baigusi didžiausią holistinės mitybos mokyklą pasaulyje, Institute for Integrative Nutrition, aš pradėjau dirbti su moterimis, kurios buvo nepatenkintos savo mitybą, savo svoriu ir jos skundėsi emociniu valgymu. Kad galėčiau joms padėti, aš išmokau emocinės laisvės technikų, todėl drąsiai galiu teikti dabar, kad pirmiausia reikėtų dėmesį atkreipti į giluminės priežastis, kurios mums ir neleidžia tiek teisingai maitintis, tiek sportuoti. Tos priežastys, kurios yra mūsų galvoje ir tai gali būti įvairios baimės, ribojančios nuostatos ir taip toliau. Tai mano pačios gyvenimo būdas taip pat labai aktyvus kaip mano kolegių Marijos ir Saulės. Turiu daug veiklų, turiu didelę šeimą ir aš pati sportuoju tiek pas Saulę, tiek pas Mariją kiekvieną savaitę ir rūpinuosi pilnavertę mitybą, kad turėčiau daug šviežio maisto. Ir aš atradau, kad efektyviai, kad būčiau produktyvi kiekvieną dieną ir iki pat vakaro, tai man labai padeda kokybiškas poilsis ir mitybos papildymas maistinėmis medžiagomis, kurios kokybiškos, iš tiesų kokybiškos. Ir visa tai man padeda tiek sportas, tiek mityba, poilsis ir maistinės medžiagos man padeda turėti daug energijos, turėti sportišką, jaunatvišką kūną, džiaugtis gerą nuotaiką, pasitikėti savimi ir žinoma, kad turėti gerą sveikatą. Taip, ir žinokit, tiek fizinis krūvis, tiek intensyvi psichinė veikla, jie skatina baltymų poreikį nuo 50 iki 200%. Ir baltymų reikia svarbiausiams audiniams mūsų kūne ir funkcijoms palaikyti. Ir koks yra optimalus baltymų kiekis sportuojančiam žmogui per dieną? 1 kilogramui kūno svorio reiktų nuo 1,2 iki 1,6 gramų. Taigi, jeigu žmogus sveria, pavyzdžiui, 65 kilogramus, tai jam reiktų 90 gramų kokybiškų baltymų. O kas atsitinka, jeigu mes nesuvartojam tų pakankamo kiekio baltymų, tai tiesiog organizmas pradeda skaidyti raumenis, nes jų reikia kažkam, kas yra svarbiau. Ir tuomet laikui bėgant, dėl to gali mažėti tiek raumenų masė, tiek jėga, o mes to tikrai nenorim. Baltymai, kaip tikriausiai jūs ir žinot, yra sudaryti iš aminorūgščių, kurios reikalingos kaip kokios plytos tiek mūsų ląstelėms, tiek audiniams. Ir yra iš viso 22 aminorūgštys, kurios susijungia į tos baltymus. Ir kai kurias iš jų žmogaus organizmas gali pats susintetinti, tačiau yra 9 aminorūgštys, kurių organizmas pats negali pasigaminti ir jos vadinamos nepakeičiamomis. Ir jų yra būtina gauti su maistu. Kasdieninį baltymų poreikį galime patenkinti vartojant tiek augalinės, tiek gyvulinės kilmės baltymus, tačiau šiuolaikiniam žmogui tai nėra iš tikrųjų taip paprasta. Ir noriu Jums pristatyti, šiandien plačiau pakalbėti apie išskirtinį Neolife kompanijos aminorūgščių papildą Sport Amitonų. Jo sudėtyje yra 3 aminorūgštys bei cholinas su inozitoliu. Tai yra lipotropiniai komponentai, kurie skaido ir padeda pašalinti riebalų molekulės iš organizmo. Ir kokia pagrindinė yra nauda šito papildo?
Tai jisai padeda išlaikyti raumenis, apdoroti bei sumažinti riebalus, palaiko lieso audinio vystimasi ir bendrai atstato ir tonizuoja kūno audinius, taip kaip ir oda, ir smegenis. Jo labai daug kam reikia. Daro poveikį miegant, kaip ir Marija su savo pavyzdžiu mums pasakojo, todėl rekomenduojama gerti prieš miegą, nes labai padeda tiek atsipalaiduoti, palaiko kokybišką ir ramų mūsų miegą. Pirmoji aminorūgštis yra L-argininas ir jo svarbu gauti su maistu, nes organizmas pats nepasigamina. Būtent jo reikia daugeliu organizme vykstančių procesų, o kai yra stresas, tai jo reikia dar daugiau. Ir kaip žinome, kad didelis fizinis aktyvumas tai kūnui irgi yra tas stresas, tai to L-arginino reikėtų suvalgyti pakankamai. Taigi, stimuliuodamas azoto oksido gamybą, L-argininas, jisai ką daro? Jisai praplečia kraujagyslės, o to pasėkoje padidiname fizinę ištvermę ir maistinių medžiagų pasisavinimą. Taip pat L-argininas stimuliuoja baltymų sintezę ir to pasėkoje mūsų raumenys auga ir greičiau, ir paprasčiau. L-argininas taipogi siunčia signalus į raumenų ląsteles, kad šios išskirtų daugiau augimo hormono ir padidintų riebalų metabolizmą. Tai va, ir viso to rezultatas yra toks, kad yra geriau atrodantis, liesesni raumenys, yra mažiau riebalų po oda, didesnė mūsų raumenų jėga ir padeda imuniniai sistemai, kai stengiamės atgauti jėgas, bei šalina radikalus. Antroji aminorūgštis yra L-ornitinas. Ir jinai nėra nepakeičiama aminorūgštis, susidaro skaidant L-argininą ir L-ornitinas inkstuose gali virsti vėl L-argininu ir tokiu būdu suteikia organizmui L-arginino visą naudą. Ir kokia dar yra savybė šios aminorūgštės, kad padeda detoksikuoti amoniaką, o amoniako buvimas kraujyje kaip tik ir sukelia mums nuovargio jausmą. Tai tokiu būdu mums padeda kovoti su nuovargiu. Trečioji aminorūgštis yra L-tirozinas ir jis reikalingas antinkščių hormonų, pavyzdžiui, streso hormonų, adrenalino ir noradrenalino, dopamino gamybai. O dopaminas, tai mums, kaip žinote, kelia nuotaiką, leidžia geriau atsipalaiduoti ir L-tirozinas mūsų smegenyse vaidina labai svarbų vaidmenį. Mes per mažai iš tikrųjų dėmesio kreipiam į tokią svarbią medžiagą choliną. Jinai yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbi tiek kepenų veiklai, lipidų apykaitai, smegenims kaip neurotransmiteris, centriniai nervų sistemai, mūsų atminčiai. Ir cholinas labai įdomu, kad jisai sinergiškai veikia su B grupės vitaminais ir ypatingai svarbus kai mes susiduriam su stresu. O inositolis yra tokia maistinė medžiaga, kuri yra kiekvienoje mūsų ląstelėje ir jie atlieka svarbų vaidmenį, perduodama signalus. Tai jinai padeda tiems neuronams veikti smegenyse. Ir ką labai noriu akcentuoti apie Sport Amiton, kad šis produktas, jame nėra jokių sportininkams uždraustų medžiagų. Ir tai yra labai, labai svarbu, aktualu intensyviai sportuojantiems. Ir kitas Neolife produktas, kurį aš pati asmeniškai geriu beveik kiekvieną dieną ir jis yra mano mylimiausias, tai yra Neolife Shake kokteilis. Ir jame yra visos 22 aminorūgštys, apie kurias jau pasakojau, yra patentuotas skaidulų mišinys
ir platus svarbiausių vitaminų ir mineralų spektras. Ir jo dėka galima turėti gerą sotumo jausmą. Ir pavyzdžiui, aš renkuosi kokteilį išgerti tiek prieš treniruotę arba po, nes jisai manęs neapsunkino, išgerus yra geras jausmas. Ir man labai svarbu, iš tikrųjų, kad gaunu su viena porcija šio kokteilio, gaunu net 18 gramų aukštos kokybės baltymų ir tai sudaro apie 20% mano dienos poreikio. Ir ką aš dar noriu pabaigą akcentuoti, visiems tiems, kurie nori lieknėti ir turėti gražias kūno linijas, tai sporto ir kokybiškos mitybos derinys yra tiesiog gyvybiškai svarbus, nes padeda ne tik sumažinti riebalus, bet ir išlaikyti mūsų raumenis. Ir atsisveikindama norėčiau pacituoti Paulo Coelho žodžius: jei lauksi idealaus meto, niekada nepajudėsi iš vietos. Žengti pirmam žingsniui, tai reikia krislelio beprotybės. Tai linkiu ir jums išdrįsti, žengti tą pirmą žingsnį link savęs, link savo kūno, jo poreikių, tiek emocinių, tiek fizinių. Taigi dėkoju visiems dalyvavusiems už dėmesį ir iki pasimatymo kituose Neolife renginiuose.